tada Julius pradėjo verkt ir tada aš čia sėdėjau ir tada Julius čia padėjo jo kupinę ir tada aš ten padėjau ir tada aš sakiau ir tada Julius sakė padėk čia man! Juliu, tai buvo? Jo! Sesė erzina tave? Jo! O kur mes dabar važiuojam, gali pasakyti? Mano mokyklą. Kur? Mano mokyklą. Mažą mokyklą? Jo. Ok. Labą dieną ir sveiki atvykę į naują vlogą. Aš ne į mokyklą, jeigu ką. Erikas dar nedarbe, o jau yra beveik 8:30. Važiuojam apžiūrėti Juliui darželį. Mokyklą. Kas čia? Kibiras. Kibiriuks. Važiuojam Juliui apžiūrėti mokyklą darželį, ten kaip prieš mokyklinis. Mokyklą. Jame gražus oras. Pas mus kaip visada oras pasaka tiesiog. Laukiam. Erikas, man atrodo, piniginę pamiršo. Atvažiavom per anksti, tai einam kavos pasiimti. Hai. Juliau. Sakyk, hai. Tavo batai suplyšę. O mano ne, Jo. mano ne. Aš užsakiau Juliui naujus batus turėtų ateiti, Kada? kad suplyšęs į darželį neįtų. Ten mūsų tetis. Dingo tetis. Kuku. Labas vakaras jau. Prisėdau nusimti makiažą ir galim pasikalbėti. Bet šitą nusipirkau ar iš AliExpresso, ar iš Temu ir tokį iš Primarko. Čia susipyliau makiažo valiklį. Dabar man jis neišbėga visur. Tai dažniausiai būdavo, kad taip tiesiog visur pilu ir visur išbėgo. Dabar tiesiog taip. Ir ką tik visur apsitaškė viskas. Ramiau reikia daryti, po lietų. Ir daug gražiau ir estetiškiau tokie du atrodo ant stalo, negu kad ta didelė bonkutė ir tiesiog pakelis. Šitų talonėlių, servetėlių, kaip juos vadina. Buvom šiandieną apžiūrėti darželio Juliui. Ten net ne darželis. Na, gaunasi kaip ir darželis. Prieš mokyklą. Kadangi Julius gimė Liepą, pas mus čia toks durnas laikotarpis, nes jeigu jis būtų gimęs savaitę anksčiau, jis būtų ėjęs jau šiais metais į prieš mokyklinį, tai nursery. Bet kadangi gimė Liepos 8 dieną, jisai eis tik tais kitais metais į tą nursery. Ir jis bus vienas iš vyriausių vaikų klasiai. Emilijos klasė yra mergaitė, kuri gimė Liepos 2. Klasiai kai kuriom mergaitam birželio gale sueina 8 metai, o jos mergaitei po poros, gaunasi net po poros dienų sueina 9. Tai metų skirtumas tarp vaikų. Na, bet ką padarysi, kitais metais vaikas eis ir bus vyresnis, bet jis jau labai laukia eiti dabar į mokyklą, mes ją vadinam maža mokykla. Patiko mum ir man labai patogu ten, tai pradės nuo pirmadienio eiti 2 dienas į savaitę. Tai ir aš turėsiu laisvesnio laiko savo veiklom. Na va, makiažas nuvalytas. Šitaip mano veidas atrodė. Dabar visa balta. Norėčiau vėl pradėti eiti į soliariumą, kad biškį įdegt. Tas ir vėl paėjau porą kartų biškį įdegiau, nes aš šiaip nudegu. Ir tik tada tas rudumas pasirodo. Kiek dabar yra? 7:30, Julius jau paguldytas miegot, Emilija dar duše. Eisiu, užsimarinuosiu dar vištieną rytojui. Nes rytoj vakare dirbu, tai kai grįšiu, kad greitai galėčiau užmest vaikam kepti. Ir iš šiandienos tik tiek. Einam, užsimarinuosim vištieną ir susitiksim rytoj.
drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. Šitaip atrodo vyras, kuriam yra neįdomu mano serialai. Mr. Jones. Hey, Red, sorry it's taking a minute. It's been a crazy Nieko night. nesimato, bet žiūrim Riverdale. Okay, great. Įdomu? Ne. Ne. Laikas ruoštis į darbą. Dabar yra be 10:03. Aš 4 valandą turiu klientę, tai už pusės valandos išvažiuosiu į darbą. Erikas išvažiavo Emilijos pasiimti. Gerai, kad šiandien grįžo anksčiau iš darbo, kadangi jis dirba lauke. Šiandien baigė anksčiau darbą, nes pas mus uraganas. Tai ryte dar visai nieko buvo oras ir nuo 10-11 valandos pradėjo lyti ir dabar tiesiog non-stopų lyja. Laukiu šiandien taip susirišiu, nes tragiškai reikia galvą plauti, bet bandau išlaukti, kad per daug neplaut galvos. 2 kartus į savaitę stengiuosi plauti galvą, kartais šiaip netaip ištempiu 1 kartą į savaitę. Reikėtų sauso šampūno nusipirkti, nes mano baigėsi. Plaukai saugus, dabar reikia visus tokius paslėpti, visokius plaukelius priklijuoti prie galvos. Reikės želės ir vyro dantų šepetuką. Po to išplausit šepetuką ir vėl galės vyras dar naudot. Ne, juokauju, čia yra mano plaukų dantų šepetukas. Kažkada pirkom pakelį ir buvo daugiau ir pamačiau tokį lifehacką ir pasilikau šitą plauką. Tai jis paslėptas, kad nesugalvotų vaikai arba Erikas panaudoti. Užsitepu plaukų želė ant šepetuko ir tiesiog visus plaukus šitaip sušukuoju. Jeigu labai čia tokių plaukų būna, tai kartais gaunu vėl iš naujo persirišti, nes tiesiog va čia va tada būna visi susistumę ir čia labai negražiai atrodo. Šukuosena dan, plaukai saugiai ir nelysai akis, kai dirbsiu. Einu dabar apsirengti. Biški persirišau plaukus. Pas mus galiniam kieme yra labai didelis medis ir dabar taip vėjas pučia, kad atrodo, kad kažkas negerai tikrai atsitiks. Labas, Emi! Labas. Ebe. Hai. Hai. Labas, Emilija! Labas. Kaip tau sekėsi? Gerai. Gerai, gražus oras laukia. Vėliau žiūrėk. Viskas gerai. Ne? Daug. Ne. Jisai rudi. Juliau. Į tetį dabar panašus. Juliau. Tik kad baltas. Juliau. Ką gėrei? Kodėl erzini sesę? Bet Ana, tokį fiesą. Tai fiesą. Čia mano. Duok. Duok. Ačiū, Emilija. Ką dabar darysiu? Įdėsiu šitą į šitą. Nes reikia. Kur tėtis, Juliau? Duosiu. Grubus dėliau. Oho. O! Pažiūrėk, kaip tie medžiai daro. Kaip medžiai daro? Taip. Davai aš parašysiu klientėm, kad Rašyk, ėjau, mane vėjas nuputė, susilaužiau koją, nebegaliu Tada dirbti. nuputė ir tu atsiradai Laplandui. Ligoninėje atsiradau. Namie lovoj po kaldrom. Kaip fainai būtų žvakių užsidegti, užsisakyti nesveiko maisto, sėdėti ir filmą žiūrėti tamsoj. Nes kažkas šitą vakarą mūsų su vaikus turi kompensuoti. Nu tai kai aš grįšiu po. Jo, kai tu grįši. O, sveiki.
Nežinau, kad jūs čia. Žinau, ką padarysiu, tik nuvažiavusi į saloną. Ką? Įjungsiu šildymą. Šį vakar parašiau klientai, paklausiau, ar netikrai šiandien bus, tai sakė, tikrai bus. Dvi turiu. Nežinau, gal neatšauks dėl uragano. Ką vėliau? Buvo, ne? Bet skanus. Mano vyras vienas iš tų, kuris geria vandenį su skoniu. O kas tu gerai su vandeniu su O skoniu? kodėl tu negali tiesiog paprasto vandens gerti arba sulčių? Tai čia nespalvotos sultis. Mandarinas, ane? Na. Čia tiesiog vanduo su belekiek svyteneriu. Nėra, paskaityk. Kad parašyta vitamino B6 turi ir zinko. Man užtenka. Mandarin still water drink. Ką yra? Water drink. Water drinkas. Kas yra voflių pavalgyk? Ką tu čia? Turim tai. Ačiū, Zaiki. Vaikai lakamės. Ačiū. Prieš važiuojant į darbą Erikui sakau, kad labai valgyt noriu. Ir jis mano atvežė valgyt. Aš ką tik į darbą atvažiavau, tai jis iš karto važiavo į KFC ir man paėmė valgyt. Turiu 15 minučių iki klientės. Tai 10 minučių pavalgyt ir tada 5 minutės apsitvarkyti. Čia tas atvejis, kai tikiesi, kad klientė anksčiau netvyks. Einu įsijungsiu kokį vlogą pažiūrėti. Vis dėlto klientė atėjo anksčiau, bet nieko, dabar pavalgiau, laukiu antros klientės ir apsipyliau greivį. Apsimursinus, bet nebūčiau aš, jeigu neapsipilčiau su maistu. Tai va, einu, viską susitvarkysiu, turiu dar kažkur 10 minučių ir turėtų kita klientė ateiti. Aš jau namie, einam vakarienės daryti. Mausim vištieną ant tokių pagabliukų ir dėsim kepti jorkai. It's getting late, I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on Nepatinka tau kaltis. Tai kad čia kaip šuo, nedresiruotas šuo. Fas. Laurai nusinčiau video, kaip Leila puola tavo koją, sako, atsigavo jūsų šuo. Leila, kokia tu graži, nesikančiotum būtum dar fainesnė. Duf. Nebandyk. Nu, pamėgink. Nebandyk. Pabiškit, tiesiog pabandyk. Nebandyk. Ne, Leila, ne. Gražiai. Ne, nedaryk. Leila. Čia kai su vaiku dūksti ir tada sakai, eina miegot. Žiūrėk, ko tai sakytės. Tiu, koks katinukas. Ne. Fleras įsijungia, neturės jungti. Viskas. Snacksų turim, žvakė uždegta. Nebuvo kažkas serialas eina. Toliau žiūrim Riverdale.